Žodžiu, šiandien man bus tokia grožio diena, nusidažysiu plaukus, po to bandysiu nudažyti tokią uodegą prikabinamą. Aš jau vieną kartą bandžiau ją dažyti. Ir man deklaravo pardavėjas, kad tai yra natūralių plaukų uodega ir man nieko nenusidažė. Man rekomendavo ją išskalbti, buitiškai tariant, ir pabandyti dar kartą, nes sako, būna nauji plaukai kažkokie apdirbti su kažkokiais silikonais ir panašiai, ir dėl to dažas neima, tai bandysiu, antrą kartą išsiploviau tą uodegą ir bandysiu tiesiog ją dar kartelį padažyti, kad būtų, vienu tonu skiriasi, vėliau jums parodysiu nuo savo plaukų. Aišku, dabar čia per daug vaizdo neturi, tokia visa suvelta, tarkim, paimkim mano plauką, ne, ir šitą, nežinau, šiaip tai panašiai atrodo čia dabar iš šono, bet pagal ilgį štai čia, matot, mano yra tokie geltonesni, o čia pilkesnis toks atspalvis. Šiaip uodega tai tokio ilgio, labai ilga, ji įsisega taip, po to apsivinioja, žodžiu, ir ten susiriša toksai, su tokias spinėlis. Tai aš ją nudažysiu, tikiuosi nusidažys, nežinau, man tai nepanašu, kad čia yra natūralus plaukas, jis toks labai šiurkštus, kietas, pažiūrėsim. Gal čia tiesiog taip yra. Ir po to gelinį lakavimą, kojų nagų žadu pasidaryti, tai irgi jums parodysim. Ir galvą, žinoma, nusidažyti reikia. Sau ant galvos užsidėjau štai maišiuką, visuomet užsidedu maišiuką ir po to taip už ausyčių būna. Žodžiu, atrodo negeriausiai, bet plaukams tai yra gerai, šyla šiek tiek ir greičiau nusidažys. Dabar dažysime uodegą. Manau, kad aš paimsiu iš šitos pusės vidinės, tokią storesnę sruogą ir paimsiu folijos, ir viską išdėliosiu ant jos. Tai pasiėmiau štai tokią pločią sruogą, dabar ją būtinai sudrėkinsiu. Ir dabar pilsiu plaukų dažų. Tiesiog uždengsiu taip paimdama ir palauksiu apie 40 minučių. Praėjo daugiau negu pusvalandis, pažiūrėkime į rezultatą, ar kas nors įvyko. Nežinau, man atrodo, kad niekas neįvyko, nes tamsus plaukai yra. Kadangi nieko nenusidažė, man tie plaukai ir atrodo vienodai, aš siūsiu gamintojui atgal tos plaukus, kurie nėra natūralūs, taip kad netikėkite, kad yra natūralūs plaukai. Čia yra sudėti kažkokių net juodų, tamsių plaukų ir tai tikrai nėra natūralūs plaukai, taip kad man netinka tokie dalykai. Grįžta. Plaukai nuo šaknų padažyti jau, dabar tokia visa pusiausias vėl, čia per daug uždėjau aliejūko, tai susiklijavę tie plaukai gavosi. Tokie, nesvarbu. Dabar aš užsiimsiu nagais savo, kojų nagais ir tai jums parodysiu, ką aš pasidariau. Visų pirma, noriu pasakyti, kad nusprendžiau nusilakuoti su geliniu laku. Tai yra naujiena, kurią jums to jau irgi pademonstruosiu. Ką aš dabar padariau? Atleiskit, kad rodau kojas, kojas yra toks, sakykime, intimus pakankamai dalykas. Aš pasiėmiau su štai tokia dildė ir nudildinau paviršių, kad paviršius būtų sausas. Jūs galite nusidilinti su paprasta dildė ir gali būti tai rankų nagai, kadangi pas mane rankų nagai yra geliniai nagai, tai aš jau to gelinio lakavimo čia nedarysiu, bandysiu ant kojų, žiūrėsiu, kiek išsilaikys. Dabar aš nuvalysiu tas dulkes ir pasiruošiu lakavimui, tai jums parodysiu, kokius lakus turiu. Taigi šie geliniai lakai vadinasi Sincera, nežinau kaip tariasi tiksliai. Žinoma, video aprašymę paliksiu nuorodą, kur galima įsigyti. Ir tai yra tokia kūno spalva, raudona, ir šitos aš neprisimenu, kokia čia buvo spalvytė, bet toj padarysiu ir jums parodysiu. Kuom įspūdingi šitie yra geliniai lakai, tuom, kad nereikia nei topo, nei kažkokių bazių ir tiesiog pašiaušus paviršių galima lakuoti, bet reikia, žinoma, lempos geliniams nagams sutvirtinti. Taigi, pirmoji spalvytė yra tokia kūno spalva, pabandysiu priartinti, štai matote. Man labai patinka ši spalvytė, ji tokia yra, tik reikia išmaišyti labiau iš natūralesnių. Antroji yra raudona spalvytė, man žiauriai patinka atspalvis, pažiūrėkit, jis toks, kaip čia pasakys, kaip ir kraujo. Būna tokia šlykšti raudona spalva, o šita spalvytė yra iš tikrųjų labai graži, tai būtent su šita raudona aš ir lakuosiu savo nagučius. Ir paskutinė spalvytė yra tokie blizgučiai, kažkaip nefokusuoja man štai dabar.
Šita raudona tikrai įspūdinga, yra tokia spalvytė, graži, prabangi, toks atspalvis labai geras. O paskutinė spalvytė yra štai tokių blizgučių irgi man labai be galo patinka. Aš sakyčiau, kad galima vieną nagą pasidaryti paprastą, o kitą tiesiog su blizgučiais. Labai gražu. Ir turiu štai tokią paprastą lempą, ji yra pakankamai sena, parsisinčiau per eBayų iš Kitaičių, labai nebrangiai kainavo ir tarnauja man jau daug metų. Mano nagučiai jau yra paruošti, to jau lakuosiu. Rašoma instrukcijoje, kad galima neskubėti. Pabandom. Man sunku su viena ranka laikyti kamerą, su kita lakuoti. Labai graži raudona spalvytė. Na štai mano abiejų kojų nagučiai ready. Labai gražiai atrodo ir man tikrai labai patinka, žiūrėsim, kiek tai laikysis. Kelionė dar neprasidėjo, kas čia siautėjo? Kas siautėjo? Ką jau išskrendam, mamytės apsikrovusios tašėm ir viskom, kom tai galima. Vaikai jau siautė, nors nespėjo dar susipažinti dorai, bet jau laksto, tuoj nuneš visas čia parduotuvės ir taip toliau. Tai aš tai net nežinau, kaip reaguoti, nes nei karto taip su krūva vaikų niekur neskridau, tai nežinau, ar tramdyti, ar netramdyti čia jau. Ar patinka tau lėktuvas? Pasakyk, mama, patinka? Taip pasidaro? Sėdim lėktuvę, mano mažylių įspūdžių milijonai, nes dar nėra skridęs su lėktuvu ir labai labai džiaugiasi. Osvaldai, džiaugiesi? Džiaugiesi, patinka tau lėktuvas? Taip? Taip? Aba. Ką sėdim autobusai jau važiuoti, mes viešbutėm, 2:30 nakties, Pyplys nemiegojo. Nemiegojo nei kiek, nei per skrydį, nei kažką, dabar ten ką daro. Neaišku, ką darom. Žodžiu, labai spaudė ausytės besileidžiant, tai labai verkė. Verkėjo Osvaldai, kai leidosi lėktuvas, taip. O ką tau skaudėjo? Kas skaudėjo? Ausytės, taip. Nu, buvo kaip buvo. Ir čia skaudėjo. Taip, o mama tau ką myliu darė, taip. 16, 18, 18, 20, 21, 22, 23. Skaičiuojamas. Skaičiuoja ormaikiai, baramaikiai. Mūsų kambarys, čia štai dušas ir tualetas niekuom didesnis, bet kai įėjome čia, pamatėme šitą, tai kaip ir būtų mums užtekę, bet turim dar vieną, juhu. Ir čia irgi staliukas, telikas yra, visa kita super. Labas rytas, kol vaikučiai dar miega, nusprendžiau čia šiek tiek pasifilmuoti. Už manęs ten matot kažkur jūrą, bet tenais maždaug. Ir tenais matosi irgi nežinau, kaip jums parodyti, va štai ten. Jau galvojom, kad oi ne, pas mus tai jūros tikrai nesimatys, bet vat gabaliukas štai matosi. Grįžom mes 5 ryto, į viešbutį buvo maždaug 100 žmonių tuo pačiu metu ir reikėjo laukti kambario. Aišku, tai ne per ilgiausiai, bet man vaikas miegojo ant rankų, buvo labai sunku laikyti ir ten atsisėsti nebuvo kur ir situacija buvo sudėtinga. Šiaip viešbutis yra 5 žvaigždučių, bet aš vertinu jų kaip ant 3, minibarą reikia eiti po to pačiom pasipildyti, turim korteles ir taip toliau. Na, žodžiu, rytas prasideda štai taip ir eisim to žadinti pipliukų ir bus Jėzau, suknelės išlap. Ne čia mažuliai, einam prie didelio, čia ne, čia nieks nesmauna. Matai, va ten kažkoks bariukištis yra, valgo liktų irgi. Ledų šiaip kažkurio metu turėtume. Atsargiai nenugriuk, Osvaldai, čia gali būti slidu. Tai mes eisim dar toliau, kur yra su stogeliu vaikiškas, atsimeni toks fainas. Vienas jos atsimeni. Ne, 3.
kaip ir visuose viešbučiuose visada atrakcijos. Bet čia dar nelaksto niekas, žinai. O kas pas mus? Nieko gero. Tikrai tai niekas. Būti didžiausias bardakas, nes labai daug žmonių ir nieko neužtenka, visko visur trūksta. Žodžiu, ne kažką, bet mes kažkaip išgyvenam su šitais pypliais. Laivai. Ten pažiūrėk, mocaidų vandens varinėje. Bet ten tai gerai būtų pradėti, ne? Ojei, kaip spigina saulė, neįmanoma tiesiog. Kokie įspūdžiai, mes čia esam išgyvenimo šaly, iš tikrųjų, nes kol pietavom, pašnekėjom, kad mes, kai ateinam, mes turim griebti viską, ką mes matom akyse, nes vėliau mes to negausim, nes labai daug žmonių ir viską išima tiesiog minutės, tiesiog tarpsnių, arba mes dėl vaikų po to negalim pakilti ir nieko pasimti. Tai va, čia pas mus toks išgyvenimo, tiesiog, nežinau, išbandymas ir... Matau, mama, žinai ką? Taip, žinau. Mama, žinai. Panašu čia į laimą. Jo, man tai atrodo, kad laimas čia yra. Bet tai pažiūrėk, kiek ant vienos šakos jų yra. Realiai labai daug, dėl to gal laimas ir dabar pigesnis. Aš žiūrėjau, Vilniuje laimas kainuoja dabar 23 centus, o citrina ten 3 eurais viršum. Ir citrinos... Čia jie deda, ne? Jezu, kaip aš čia atrodo. Lemčikai už mane. Aš tokia visa patinus, nes mes mygdėm vaikus ir pačias užmygom. Bet tai yra normalu, nes pirmą dieną po kelionės, tai mes irgi pačias atlūžom. Žodžiu, buvo liuli. Bet nieko dar nepramegojom, dar yra vakaras, tai matosi, dar vakarienė net neprasidėjus. Ką čia aš norėjau pasakyti? Jo, šie vaikai mūsų gan gerai leidžia laiką, kiek amžius 5 beveik ir mano beveik 3. Nu tai 2 metai skirtumas, bet visai gerai jie čia žaidžia savo. Kol kas tik viena mahankė buvo, tik vieną kartą susimušė ten dėl kažko tais, bet jau taip po piet, kai buvo, būtų tokie jau besnaudžiantis. Bet šiaip čia vietinis berniukas vienas, mes ėjom, ten toks turgus yra ir ten parduoda kažkokias šmutkės, nu, koks turgus čia viešbutį, tokios parduotuvytės. Ir mes, kol va čia nusisukusios stovėjom, tai kažkoks berniukas mažas, irgi tokia pat ūgio, kaip ir jie, pribėgo ir abudu juos va čia nais, va, paėmė, va tai va, abudu ir laikė. Kol mes atsisukam, žiūri, mūsų vaikai jau ten yra, nu, nemušami, bet kažkaip prievarta kažkokia vyksta. Ir po to aš ten žiūrėjau kažkokias pasankės vaikui, atsisuku nuo riksmo, nes Osvaldui čia nais už plaukų tas pats berniukas tiesiog iš niekur nieko pribėgęs, va taip pat šiupęs ir taip. Osvaldas tik, aš iškart tam berniukui už rankos, nu, kad nustotų, bet atbėgo mama ir jis va taip pat elgėsi. Taip po to jau kitas berniukas, va, kur su Osvaldu dabar čia žaidžia, sako, o, čia tas berniukas, kokį tik nepamato, kitą tokį tamsesnį, sako, čia tas berniukas, sakau, ne, čia ne tas berniukas, žodžiu, jie abudu jo bijo, bet ten toks, nu, kovinis, tiesiog puola iš niekur nieko. Tai mes po to jau kaip mamos baiminamės, mes sakom, tai jūs jį pamatysit, tai jūs jį muškit, bet jie patys jo bijo ir bėga. Nu, žodžiu, tikėkime, kad mes jo daugiau nesutiksim, bet šiandien dar gal eisim į tą parduotuvę, nes reikia apyrankių tokių nupirkti, vat Osvaldas, tai žiūrėsiu. Kaip vadinasi, ne apyrankės? Ne, bet aš jau žinau. O kaip vadinasi? Kažno plaukimo rankovės. Plaukimo rankovės, ne apyrankės. Ops, nu, apyrankės į viršų. Tai va, sorry už vaizdą, bet aš manau, kad vis tiek, nu, koks skirtumas, ar ne? Taip gerai, Wi-Fi'aus mes čia neturim, tai aš jums net negaliu nei pa-Wi-Fi'int, nei nieko. Nei jokios fotkės nesu net įkėlusi iš atostogų, kad aš atostogauju, bet gal ir gerai, nu, be ryšio, visiškai esam be ryšio. Vakarieniaujam, nu tikrai išgyvenimas, nes va, žiūrėkit, su kokiom šakutėm mes valgom. Tikrai, žodžiu, vaikams ledų, tai jau liko viena tik spalva, kažkokie braškiniai, daugiau nėra jokių. Ir, žodžiu, jeigu tu nori pavalgyti, nu, tai ateini kaip minimum tada, kai prasideda vakarienė, nes maisto tai yra, bet nėra šakučių, negausi, tiesiog negausi. Ko mes dar čia negavom? Nu, šakučių peilių tai yra ir yra šaukštų, kurie neeinami. Pažiūrėkit, kiek žmonių sėdi. Visur viskas pilna.
O tenais viskas pilna irgi, čia yra gal apie 200 žmonių, čia dabar sėdi ir čia visur pilna. Tai va jums patarimas, jeigu važiuojat, kažkokį viešbutį nesirinkite didelio viešbučio, tokio didžiulio, kur gali būti daug žmonių, geriau mažesnis, kur, nu, tikrai rasit jūs šakučių ir taip toliau. Tai va, tokie įspūdžiai pirmą dieną po vakarienę. Ant tilto negalima nei stumdytis, nei lakstyti, o tiltas yra čia. Ne Palangos, bet tiltas. Einam po vakarienės pasivaikščioti prie jūros. Girdėt jūros ošimą? Tikiuosi tarp dumtų nieko nėra. Žiūrėkit, čia nuo akinių tokie kleckai. Kakta kaip pas kokį girtuoklį. O čia jau istorija nutyli. O plaukai pasišiaušia kaip... Ne, ten nugriūti sio nereikia. Reikia bus popą. Į jūrą nugriūti, ne. Ojej, kaip griūna berniukai. Atgal. Pasvaičiaujam. Ką tik buvau sporto klube. Tai galiu pasakyti, kad treniruokliai praktiškai visi sulaužyti, sunesioti. Niekas ten nieko neprižiūri. Valgo dabar kiaušinienę. Tai žodžiu, nežinau ar verta eiti, ir tik nuo 8 ryto dirbam. Aš tikėčiausi, kad nuo 7, kol mano vaikas miega, aš galėčiau nuvaryti sportuoti. Bet nu ten tiek viskas aplaužyta. Prie treniruoklio prisilieti, tai jisai, žodžiu, juda iš visų galvų. Žodžiu, tikrai ne 5 žvaigždutėm, bet čia 5 žvaigždutės ekonominės klasės. Tai, nu tikrai, kam reikia geresnio sporto klubo, tai nerekomenduoju. Ir, nežinau, eisiu žiūrėti, ką prie baseino veikia vaikučiai. Ką šaudysi? O ką tu čia turi? Kas tai yra? Atėjom pasimti bandelių, čia yra įvairiausių, ne bandeliai, kaip čia lavašai, jo lavašai vadinasi. Galima pasimti su įvairiais įdarais, ten mėsos, po to ryžių turbūt ir varškės. Berniukai kiek man sudovanoja gėlių, bet iš tikrųjų esu ne palmių princesė, o tulikų princesė. Nes ką tik su Osvaldu buvom tualete, jisai norėjo ten tokį reikalą pupų padaryti, vadinasi. Mes angliškai vadinam. Ir žodžiu, jau jis padarė visą reikalą pupų. Ir mes nulipam nuo to klozeto, iš kažkaip galva taip ir kepurė įkrito į patį klozetą, vos ne į patį pupų, žodžiu. Osvaldas išėmė, sako, pavalyk, pavalyk. Aš sakau, jau pavaliau, tas nuėmė kepurę, apsiuostė visą. Dabar jis vatenat. Ja.
Nu ir nieko ten nenutiko iš tikrųjų tokio, bet jau negalima nueiti į Tūliką. Mūza taip nemoka, kad kažkas neįvyktų, koks nors topinis įvykis. Tai va, įvyko toks, o šį kartą, o čia labai gražios moteriškaitės visada vaikšto. Jos yra topinės gražuolis. O sternas karytės praplaukimai. Ir čia labai daug iš tikrųjų yra. Labai. Ir tas didukas taip pažiūrėjo, galvoja, su ko jinai šnekasi šitą. O pats Vakaras toksai... tai kažko manęs klausė. Ai, kažko rusiškai klausė, Asta kaip visada pasakė labai daug žodžių jam atgal. Neskaitant to, kad išnešė 3 lėkštės, pažiūrėkit, kaip atrodo mūsų pietų stalas. Ir prie viso to dar nuostabi Make Up Forever kosmetinė. Atvažiavome į kažkokį turgelį prie viešbučių, pasiėmėm taksą ir dabar žiūrėsim, ko čia turi. O čia yra Longway. Sėdim feikų rojui, pažiūrėkit, tašioko kokiu tik norit, bradų, figadų, bet nu, aš nieko nepirkau, aš nusipirkau tik striukę tokią odinę su kailiu, po to vėliau aš jums pademonstruosiu, nu labai nerealiai atrodo striukė, vienetinis toks modelis ir tikrai verta nusipirkti, nes pas mus ten kainos tai tikrai skiriasi 3 tokiam dalykam. Osvaldai, neimk šito. Ir, nu ir tiek, bet jau išleidau, tai utiutių. Dabar draugė renkasi čia daiktus, tai, bet aš laukiu jos. Pas mus vakarienė restorane, aš jaučiuosi pusiau apsirgusi kažkokia ir gerklė, ir kaulas man taip laužinėja. Žodžiu, vaizdas yra nuostabus. Vaikai šūkauja, rėkauja ir nežinau, kam čia tas baigsis visas. Aš esu pasišiaušęs, kaip nežinau kas. Čia mums sriubytės atnešė, vat, tokio štai. Ir, nu nežinau, būsim čia, nu, čia tipo turkiškas restoranas, bet iš maisto tai čia viskas tas pats, ką mes valgome realiai per pietų, bet kito pasirinkimo nebuvo. Taip, kad atėjome čia, ragausim sriubytę. Valgėm sriubytę, bet buvo nelabai skani, vaikai nevalgė ir Osvaldas pareiškė, kur yra žvakės. Jeigu mes esam restorane, kur yra žvakės. O ką tu mamytė pasakė, kad Turkijoje jie neturi žvakės. Ir dėl to restorane nėra žvakės, taip? Mėnulis yra ir saulė. Fotografuoti nori? Būsi kaip mama, youtuberė? Nu gerai, duosim. Besėdėdama balkone, štai toks rytinės gražus vaizdas, pasidalinsiu įspūdžiais apie tokį krepšiuką, kurį turiu. Kas čia yra? Čia yra tokia kosmetinė, kurioje yra iš Schwarzkopf toks plaukų šampūnas Sun Protect. Nusprendžiau pasimti šitą rinkinuką, nes jis skirtas būtent atostogom, po 100 ml yra talpa, tad labai patogu. Žodžiu, šampūnas yra su aliejais, kurie saugo nuo saulės ir panašiai. Po to naudoju po jo puškiamą kondicionierių, kurio irgi nereikia nuplauti, irgi yra Sun Protect. Ir žodžiu, su aliejais ir žodžiu, neleidžia plaukams stresuoti nuo saulės. Ir galop jau yra Shimmer Oil, toks purškiamas irgi aliejus, kuris priduoda plaukams žvilgesio ir irgi apsaugo galutinai mūsų plauką nuo saulės, kas yra labai svarbu, būnant kažkur atostogaujant. Ir draugiai išbandyti, kuri matėt, turi juodą plauką ir jie irgi labai patiko tas darinys. Viskas yra šioje kosmetinėje. Kosmetinė yra neperšlampama, galima netgi parašytą maudymkę jie nešioti šlapę. Ir, žodžiu, super toksai daikčiukas, rinkinukas. O kur baseinas, mama sako? Baseinas yra savo vietoj, kur ir jis buvo, tas baseinas. Takeliais vaikštova mumos, kiek mumų, kur eina mumos, kur jos gyvena. Tiuk, 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 per visą balkoną eina. Ir eina iki čionais. Ką veikiat? Atsargiai nestok ant jų, Osvaldai, nes tau įkasti gali. Aš atrodo kaip ragana, bet nieko. Sėdėjau ant tokios sofkės. Ne, Asta ne taip pat. Sėdėjau ant sofkės ir po to ją išnešė vyrukai, atnešė atgal jau. Nes, tipo, aš sulaužiau, ne, juokauju, aš nesulaužiau, bet buvo, žodžiu, įlūžus jinai ir kažką man liepė atsistoti, sakau, niekur aš nesistosiu, pasirodė, jie tik norėjo sofkę pataisyti.
Tai va, bet nieko jie čia nepataisė, tai nesupratau net, kas čia vyksta. O čia pažiūrėkit, kaip gražu gėlės ten yra viršų, matot, auga net ten ir į viršų. Nu, čia tokia įdomi vieta, iš tos pusės nėra. Čia vienintelė vieta, kur galima pagauti kažkokį internetą. Mes dažniausiai čia nesijungiam prie to interneto, nes, nu, kam visai fainai būti be ryšio. Bet, nu, šiandien jau taip ir namo, tai nuobodu pasidarė nuėjom. Kas naujo iš internetų pasaulyje, tai aš nieko nežinau, kas vyksta Lietuvoje, neskaitau jokių naujienų. Asta, kas vyksta naujo Lietuvoje par to, kad atšalo orai? Tai va, mes nieko nežinom naujienų ir mums nelabai tas, nelabai mums tas rūpi, kas ten vyksta. Darbo. No, please, no. Nori darbo? Jinai sako. Oi, kokias mes čia gražias siaubo filmas. Ką papasako daugiau? Nu, nieko. Aš net išsisėmiau, nes atostogos Turkijoje kažkokio, tai čia yra tik valgymas. Kas toliau? Gulėjimas ir viskas. Nu, žodžiu, svorio auginimas. Sporto salė apsidžiau, kad yra ir ten treniruokliai visi sulaužyti. Per vakarienę turim medžioti šakutės, nes jų ten trūksta. Aš net žiūrėk, kur burundukėlis toks. Žiūrėkit, tą burunduką, kiek aš čia priaugau svorio. Nu, nieko gero iš viso. Nu, ta prasme, nu, su vaikais tai gal faina, jiems atostogos yra, bet tik jiems, nu, ne mums tikrai, nes... Karinė padėtis dar karinė padėtis pas mus yra, nes jie gali peštis bet kurią sekundę ir tai, kad jie kažkur nuėjo kartu, dar nereiškia, kad jie grįž kartu ir kad nieko neįvyko. Žodžiu, bet kurią sekundę mes turim būti budrios, mes negalim nei užmygti, nei kažką, nes jie gali pradėti peštis. Tai va, tai dabar jie 1 valandą tai užmigo, tai dėl to mes galim čia pasėdėti, nes jeigu būtų daugiau, tai jau tektų skubėti atgal, mažą pabus ar kažką. Nu, tai, nu, nėra čia toli prasieiti, bet, nu, tiek jau yra. Tai va, tokios tos atostogos. Prieš paskutinę mūsų dieną jau pavargom atostogauti. Tas pats per tą patį, pirmyn atgal. Nu, jau ruošiamas rytoj skristi naktį namo. Dabar mėtom akmenis į jūrą. Tai labai geras užsiėmimas. labai didelis. Aš kaip visada pabandau anksti ryte, dabar 6:30 ir einu pagaudyti savo interneto, nes miegoti tai aš negaliu. Kažko kambarį daryti su šviesa negaliu, nes vaikai miega. Nenoriu nieko prižadinti, pasiklausykit, kaip paukščiukai čiulba. Girdit, kiek jų čia yra? Ja, iš tikrųjų, atostogos mūsų jau baiginėjasi, paskutinė diena šiandien. Esu jomis labai patenkinta, nes pasiekėm tikslą, ko norėjom. Norėjom tiesiog pašildyti vaikus, kad jie galėtų pasidžiaugti jūrą ir viskuo, nes mūsų Lietuvos vasara buvo tokia dėja, kad nespėjom mes tų vaikų pašildyti dorai, nuvežti prie jūros, nes oras nebuvo geriausias, galų gale man gaila yra pinigų leisti tam pajūriui, kad negali jūroje realiai normaliai išsimaudyti, o čia mes galim iškentis, vanduo mūsų laiko, gražus, žydras ir taip toliau. Paskutinis vakaras! Namo! Na, pasirašęs namo? Taip, sako, taip. Palikom bagažą. O kur marožinė, sako? Marožinė. Kas yra marožinė? Kur ledai? Kur ledai? Ledai bus per vakarienę. Ar ledų? Taip? Tai kad tu jų nevalgai, tik pasidedi. Nulaižai vieną kartą ir viskas. Apsipirkt namo. Ką jūs man pasakysit на YouTube канал? Муза YouTube канал. Ты YouTube канал хотел показать? Ну и ты мне же скажи что-нибудь на YouTube мой канал, моим зрителям. Я должен сказать? Да. Хороший YouTube канал, супер. А ты видела его? Ну, не видел, но сейчас покажешь. А что ты нам продал? Вот это вот? Вот это, смотришь вот эту, бедный там Литва, Ну, ну ничего не покупает, денег нету, денег нету, мужа нету, любовника тоже. любовник нашел. Нашел. Это где я нашел? Здесь Нашла? Турции. А, ты?
Чё, А у забыл? тебя есть дом какой шикарный, там бассейн, море, Да, пляж. у меня дом нету, только магазин. Фотографии В магазине А так мы в магазине жить будем? Да, конечно. Хорошо, хоть кушать есть что, вот эти все Кушать знаки. есть, лукум есть, чи есть, кофе есть, виагра есть. Виагра мне не надо, мне так... Сейчас поставишь на YouTube, все будут смеяться. Ну так это ж так и надо. Так и надо? Смотрите, еще 207, буду духи иметь. Ну, Ничего, пахнет даже. оригинал. Ой, даже не пшикает. Ну, неважно. Чикай.